Gerai. Na? Tai labas vakaras dar kartelį visiems. Labai malonu taip gausiai matyti susirinkusias. Smagu matyti gražius veidus. Ačiū, kad pasirodot. Šiandien turim be galo įdomią temą. Kalbėsim apie du pagrindinius mūsų verslo kūrimo būdus. Tai pirmas iš jų yra pardavimai, o antras tai yra komandos kūrimas. Aš sakyčiau, kad abudu jie yra nepaprastai susiję ir vienas be kito tikrai negalėtų būti įmanomi. Ir jeigu jūs jau esate prisijungęs prie šitų mokymų nebe pirmą kartą, o galbūt žiūrit įrašą, aš manau, kad jūs jau tikrai pradėjot naudoti produktą, pradėjot rekomenduoti produktą ir galbūt po truputį jau turite žmonių, kuriems produktas Tiendė patinka. Ir šiandien iš tikrųjų nesvarbu, ar jūs esate naujokas, ar jūs jau keletą metų, o gal kelis mėnesius esate šiame versle, aš kviečiu į šitą verslą pasižiūrėti tiesiog iš naujo. Pradėkim kurti verslą, nuo pat pradžių atverskim galbūt naują baltą popieriaus lapą ir bandykim daryti tam tikrus veiksmus, apie kuriuos mes šiandien jums papasakosim. Tai pirmiausia, kad vyktų pardavimai ir kad mes sukurtumėm komandą, mums pirmiausia reikia susirasti draugų. Ką aš turiu omeny, ar ne? Mes dažniausiai kalbam apie pardavimus Facebook'e, kadangi jūs jau pagal praeitas paskaitas turėjot susikurti grupę, o gal jūs turit kažkur turite jau savo verslo puslapį ir sėkmingai startavote jame, ar ne? Tai aš siūlau šiandien, tiesiog į tuos visus komentarus, kai dažnai sako naujokas, kad aš nežinau, ką daryti, ar ne, aš dar visko nemoku, noriu, kad jūs nugalėtumėt save ir nuo šiandien užsidėtumėt sportbačius ir pradėtumėt su jais bėgti. Įsivaizduokit, ar ne, kai mes išeinam kažkur tai bėgioti, užsidedat sportbačius, jūs nieko galbūt nežinot apie bėgimą, bet bėgat ir norit numesti svorio. Lygiai taip pat šiame versle jūs galite užsidėti tokius sportbačius ir bėgti. Visas žinias, kurių jums reikia, jūs išmoksite pakeliui. Mes lygiai taip pat, tiek aš, tiek Jolanta, tiek Linutė Normantienė, mes kiekvieną dieną išmokstam kažką naują ir kartais yra jausmas, kad mes vis dar nežinom, kaip teisingai reikia kažką kurti, ar ne, kaip dėlioti savo verslą, nors viskas mums sekasi tikrai pakankamai puikiai. Vien dėl to, kad mes nebijom daryti tam tikrus veiksmus ir nebijom kiekvieną dieną daryti kažką naujo. Tad pradėsim šiandien nuo pardavimų. Tai pardavimai savęs kaip verslo partnerio, ar ne, ir produkto, kaip tinkamo žmogui išspręsti tam tikrą problemą. Nėra svarbu, ką mes parduodam, ar produktą, ar parduodam save, siūlydami verslo galimybę. Mes turim parduoti save kaip žmogų, turim susirasti draugų, turim atrodyti ir iš tikrųjų būti nuoširdus, malonus, draugiški, kad su mumis būtų malonu ir smagu bendrauti bei kurti verslą. Mes neturim bijoti savo emocijų, neturim bijoti rodyti savo baimių, o galbūt netgi kažkokių tai dalykų, ar ne, kurių mes nežinom. Mes turim tiek Facebook'e, ar ne, tiek savo profilyje žmonėms parodyti, kad mes esam lygiai tokie patys kaip ir jie, nesam kažkuom geresni. Ir kaip šiandien jau mes, ar ne, prieš paskaitą kalbėjom, kiekviena iš mūsų ir šiandien jaučia tokį nerimą ar kažkokią tam tikrą baimę, pradedant šią paskaitą ir pradedant kalbėti. Todėl aš labai kviečiu nugalėti save, nugalėti tą baimę ir išdrįsti padaryti kažką tokio, ko šiandien bijom. Ir kad kurtųsi verslas mūsų, ar ne, kurį mes pradedam Facebook'e ar grupiai, ar ant verslo puslapio, o gal mes pradėsim YouTube kanale,
yra labai svarbu būti patikimam, maloniam, draugiškam ir ant tos sienos, ar ne, kur mes viską keliam, kažkokią tam tikrą informaciją, būti naudingam žmogui, pasidalinti kažkuo įdomiu, pritraukti žmogų ne žodžiais, pirk, parduodu, ar ne, gali įsigyti, o kažkokiu būdu pabandyti aplink apeiti tą pardavimą ir labiau įsprendžiant žmogaus problemą, pasiūlyti mūsų produktą, rekomenduoti produktą. Noriu, kad šiandien įsisavintumėt vieną dalyką, kad mano galvoje, kai aš pradėjau kurtis šitą verslą, nebuvo noro parduoti. Aš turėjau labai didelį norą rekomenduoti produktą, kurį pati naudoju, kuris man labai tinka, patinka ir papasakot apie jį, kad kuo daugiau žmonių sužinotų ir automatiškai atsiranda pardavimas. Jeigu jūs produkto nenaudojat ir jūs galvojat, kad na, kažkaip man vis tiek pavyks tą verslą pastatyti dar produktą neišbandžius, tai tikrai taip nėra, nes klientas tikrai pajaus, kad jūs kažkur abejojat apie produktą, abejojat šio verslo galimybėm ir tikrai nepatikės jumis. Todėl be galo svarbu produktą įsigyti, naudoti ir tada rekomenduoti. Tas visas Facebooko algoritmas yra sukurtas mūsų verslui. Ir yra labai svarbu, kad jūs sugebėtumėt su žmonėmis susidraugauti. Nuo to susidraugavimo prasideda pardavimas ir prasideda komandos kūrimas. Tai pirmiausia, aš labai jūsų prašau į tai atkreipti dėmesį ir tikrai užfiksuoti ir pradėti. Gal jeigu išeitų nuo rytojaus daryti, kiekvieną dieną mes turim rasti 10 naujų draugų. Facebook'e žiūrim žmonių profilius. Bandom įsivaizduoti, ar mes norėtumėm su tuo žmogum turėti reikalų, ar norėtumėm jam parduoti produktą, o galbūt pasikviesti į savo verslą. Ir jeigu taip, išsiunčiam kvietimą draugauti. Aišku, jūs sakysit, aš sulauksiu atsakymo, kad ko tu čia mane kvieti draugauti, aš tavęs nepažįstu, ar ne, ir kas čia tu tokia, ko tu į mane kreipiesi. Ir mes automatiškai jau esam pasiruošę tam tikrus atsakymus, kuriuos pasakysim žmogų, kodėl mes į jį kreipiamės. Ir jeigu žmogus tikrai, na, tiesiog, kai tik tai, ne, jeigu jis pirmas, kai jūs išsiuntėt kvietimą draugauti, jeigu jis pirmas atrašo jums, ko tu nori iš manęs, ar dar kažkokį kitą atsakymą, aš galiu jums pasakyti, kokį atsakymą sakau aš. Ir tikrai labai norėčiau, kad jūs jį užsifiksuotumėt. Diana, iš tiesų aš kuriu verslą ir pamačiau jūsų profilį. Man labai patiko informacija, kuria dalinatės. Atrodote labai įdomi asmenybė. Norėčiau su jumis susipažinti ir galbūt pasiūlyti jums bendradarbiauti. Čia vienas variantas. Esmė yra paklausti žmogaus, galbūt jis ateityje norėtų bendradarbiauti ar ne, bet per daug neišplečiant visko apie mūsų verslą, o galbūt produktą, nes jūs pirmiausia kviesit žmogų į savo grupę. Nebijokite išgirsti ne, ar ne, nes jūs turit nusistatyti tokį mąstymą, kad aš rašydamas ir kviesdamas žmogų draugauti ir rašydamas jam atsakymą, aš ieškau žmogaus, kuris produkto pagalba nori išspręsti savo tam tikrą problemą, ar odos, ar sveikatos, ar plaukų, ar ne? Aš ieškau žmogaus, kuris atsakys, kad taip, man įdomu, papasakokit plačiau. Ir jeigu žmogus sako ne, tikrai neįsižeiskit, ne atsakymai jūs tik priartina prie taip. Ir yra labai svarbu mokėti jų nepriimti asmeniškai. Ir mes privalom netempti žmonių, ne kažkaip, na, piktybiškai juos netraukti ir, na, tiesiog turim turėti tokį požiūrį, kad jūs ieškote žmogaus, kuris ieško jūsų, ar, na, tiesiog ieško verslo galimybės. Ir jūs esate tas žmogus, kuris gali tą galimybę pasiūlyti. Kitas variantas, kaip susipažinti.
Labas Margarita, aš matau, kad gyveni Klaipėdoje. Čia tam tikrą miestą pasirenkat kokį nori. Aš kaip tik plečiu savo verslą Klaipėdoje, nežinau, ar tau tai tiktų, ar netiktų, bet norėjau paklausti, ar tu būtum atvira išgirsti mano pasiūlymą ir pažiūrėti vieną video. Jei ne, tai nieko tokio. Kitas dar variantas. Čia jau išsiuntus kvietimą draugauti. Labas Ema, aš pradėjau užsiimti veiklą, kurios dėka užsidirbu papildomai neišeidama iš namų. Nežinau, ar būtų tau tai įdomu, bet norėjau paklausti, ar tu norėtum trumpai sužinoti apie tai. Jeigu ne, viskas gerai. Paliekam tokią terpę, ar ne, kur žmogus jausis puikiai po jūsų bendravimo ir jis bet kada galės pas jūs sugrįžti, jeigu jis tam tikro gyvenimo etapu sugalvos, kad visgi norėtų kurti verslą ar įsigyti tą produktą ir būtent jūs jau būsite jam tai pasiūlęs. Jeigu žmogus jums neatrašo, yra labai, tiesiog, jeigu jūs pakvietėte žmogų draugauti ir jis pirmas nieko nerašo, ar ne, jūs jam turėtumėt parašyti. Labas, tarkim, vėl, ar ne, Ema, sakykime, mano mėgstamas vardas naudot. Labas, Ema, kaip jums sekasi, kur jūs gyvenate? Norėčiau paklausti. Atsileiskit, čia jeigu jūs prideda prie draugų, kiekvienam žmogui jūs turėtumėt išsiųsti žinutę. Jeigu jūs būna, ar ne, sulaukit kvietimų draugauti, bet mes būna priemam juos, bet jokios žinutės žmogui neišsiunčiam, kokiu klausimu jis į mus kreipiasi. Tai jeigu žmogus kviečia jūs draugauti, parašykite jam žinutę. Paklauskit, kaip sekasi, kur jis gyvena, ar ne, kuom užsiema. Ir paklauskit, gal jūs galėtumėte jį pridėti prie savo pardavimų grupės. Ar ne, supratot, susidraugaujam, pridedam prie pardavimų grupės, kurią turim susikūrę. Pardavimų grupiai labai rekomenduoju pasidaryti tokią grupę, kurioje būtų įdomu būti. Kad tai nebūtų vien tik tai pirk, parduodu, ten tarkim, ar ne, vien tik tai apie tuos produktus. Tai turėtų būti grupė, kurioje žmogui būtų įdomu ir naudinga būti. Jūs galėtumėt pasakoti kažką apie sveikatą, apie grožį, apie madas, ar ne, kas yra susiję, tarkim, su kosmetika, kas yra madinga, kokie nauji atsiranda produktai, ar ne. Tai turite būti labai įdomus. Ir aš dabar norėsiu pasidalinti tam tikrais perliukais iš vienų mokymų rusų kalba. Aš labai rekomenduoju pasižiūrėti YouTube video, kas rusiškai supranta, tai yra Michailas Christocenko, o jeigu kas angliškai, ar ne, tai yra labai nerealus Fraser Brooks. Du yra žmonės, kurie kalba apie tinklinį marketingą ir jie sako tuos pačius dalykus. Iš jų informaciją mes dažnai labai kaip dalinamės ir naudojam ir jie iš tikrųjų puikiai veikia. Tai jūsų reklamos Facebooko grupėje, kurioje norite, kad vyktų pardavimai, turi būti unikalios. Negalim kopijuoti tekstų ir rašyti to paties, ką rašo kiti žmonės. Nuotrauka lygiai taip pat turi būti unikali. Jeigu po tą nuotrauką eina laikai, jie ne tiek iškelia aukštai jūsų postą, kiek komentarai. Komentarai yra svarbiau už viską, todėl yra be galo svarbu, jeigu jums žmogus parašo, jūs turite į komentarą žmogui atsakyti. Reikia daryti ne mažiau nei 1 arba 2 postus per dieną. Kad jūs būtumėt įdomus, kad jūs patrauktumėt žmonių dėmesio, kad jūsų nepamirštų. Komentarai taip pat turi būti unikalūs, ne vienodi visą laiką, kad tiesiog kažkokį vieną bendrą šablonišką atsakymą. Jūs turit asmeniškai rašyti žmogui ir gražiai atsakyti, ar ne? Socialiniai tinklai mums leidžia pritraukti nemokamai žmonės. Ir
mes turim ant savo profilio lygiai taip pat būti įdomus, nes ta reklamos kokybė priklauso nuo to, ar ne, kokio gražumo mes įkėlėm nuotrauką, ką mes po ją parašėm ir ar tai yra unikalu. Aš jau praeitą paskaitą dalinausi su jumis canva.com puslapio pavadinimu ir aš labai tikiuosi, kad jūs jau išbandėt į jį įeiti ir tenai pabandyti susikurti unikalią reklamą savo pardavimams, ar ne? Kitas, ką šiandien norėjau su jumis pasidalinti, puslapis yra, aš gal paskui į komentarus įmesiu nuorodas, kad jūs jų nepamestumėt ir turėtumėt, ar ne? Tai yra unsplash.com puslapis, kuriame yra įvairiausios nuotraukos, kokių jūs galite, tik tai, tiesiog, kokių jums gali prireikti, ar ne? Aš galėčiau dabar pabandyti greitai įjungti, jeigu išeitų, nežinau, ar pavyks rodyti. Kažkodėl tai man savo... Jolanta man neduoda rodyti, dalintis, neduoda ekranu. Gal pabandytumėm, kad mes taptumėm įdomus ir pritrauktumėm kuo daugiau žmonių, ar ne? Kaip jau sakiau, kasdien po 10 naujų draugų ir kad mes tik draugus galim pritraukti į savo grupę. Aš dėl to jums noriu tiesiog parodyti svarbą, ant kiek yra svarbu susidraugauti ant profilio su esančiais žmonėmis, nes tai ir bus jūsų potencialūs pirkėjai ir jūsų verslo partneriai. Man kol kas nedavė. Matot dabar? Aš kažkaip lyg matau, kad jūs lyg matot, bet ką aš turiu dar kažką paspausti. Kodėl taip? Ką Jolanta pabandys? Paspaudai share pasidaryti. Šiaip jo, nes dabar atrodo lyg, kad aš šerinu. Kaip keista. Nesupranti, man daugiau nebeduoda nieko šitoj daryti pačioj mūsų pačiam webinare. Dar kartą aš pabandau, gerai. Ar dabar matot, merginos, geriau? Bet dabar, man atrodo, ir matysit. Ne? Matom. Žiūrėkit, dabar aš atsidariau visus, ką aš jums norėjau parodyti. Tai tuoj, tik tai, kad aš galėčiau užeiti. Taip. Tai va čia yra pavadinimas puslapio, kuriame yra nerealios žmonių jau nufotografuotos nuotraukos. Jeigu jūs sakot, aš niekur nekeliauju, kur aš galiu kažką tai įkelti, ne? Arba aš, tarkim, ten, nežinau, neturiu draugų ir kaip aš galiu būti ant savo profilio gražus ir matomas, ar ne? Jeigu aš neturiu jokių nuotraukų su savo draugais, kuriomis galėčiau pasidalinti, jūs galite iš šito puslapio imti įvairiausias nuotraukas ir dalintis ant savo profilio, imti kaip reklaminės nuotraukas. Jos yra sukurtos tam, kad jūs galėtumėt, kad visi žmonės, tiesiog kam reikia, galėtų imti ir dalintis. Štai čia, jūs įsisaugojate tą nuotrauką ir įkeliat, ar ne, kažkur tai, norėdamas, kažką pasakyti, ar ne, kad jūs būtumėt įdomus ir pritrauktumėt kuo daugiau savo sekėjų ir žmonių prie savo profilio, kad vėliau galėtumėt juos pridėti į grupę, kurioje vykdote pardavimus. Lygiai taip pat prie pardavimų reklamos galite imti iš čia tam tikras nuotraukas, jos yra be galo gražios. Tikrai palandžiokit, nebijokit ir drąsiai jas naudokit. Čia lygiai tas pats, kur praeitą kartą rodžiau Canva puslapis, kuriame galit susikurti savo unikalias cover nuotraukas, galit susikurti unikalius kažkokias reklaminės nuotraukytės. Su šita programėlė sukurtas reklamos atnešė didžiausią sėkmę mūsų komandinio pardavimų metu ir šitas puslapis yra labai rekomenduojamas tiek visų, kurie dirbo tinklinė marketinge, tai tikrai visi rekomenduoja ir aš labai jau esu išbandžius ir man jis tai be galo patinka. Jeigu norit susikurti, tarkim, Facebook postą, tai jisai jau jums automatiškai parenka tinkamą dydį ir jūs galite atrodyti be galo gražiai, čia viską galite koreguoti ir nuotrauką, įsikelti savo nuotrauką, parašyti savo tekstą.
be galo nerealus šitas puslapis. Aš jį rekomenduoju žiūrėti per kompiuterį. Tai čia mūsų yra įrankiai, kurie pritrauks pardavimus. Jeigu yra pardavimai, automatiškai atsiras ir komanda, nes jūs darydami pagrindinius veiksmus, naudodami produktą, rekomenduodami, jūs tikrai, jūs neatsiginsit verslo partnerių, neatsiginsit žmonių norinčių išbandyti jūsų produktą. Ir ką turėtumėt daryti, kada jau jie pradeda atsirasti jūsų komandai, jūs turit mokinti juos nusipirkti produktą, išbandyti ir rekomenduoti kitiems. Nėra nieko kažko tai tokio, kas yra užslepta. Bandom produktą, rekomenduojam, ar ne? Ir manau, kad tikrai tiesiog neįmanoma būtų nepasiekti sėkmės. Dar vieną, ką norėjau pasakyti, čia yra Facetune app. Tai yra nerealus appsas, kurį galit parsisiųsti savo kompiuterį, kompiuterį į telefoną, ar atsidaryti per dabarane.com, bet aš turiu jį savo appsą telefone. Čia galit koreguoti, tikrai nuostabiai galit koreguoti nuotraukas, video, labai visokių įdomių dalykėlių čia yra ir manau, kad tikrai jums bus be galo naudinga įlysti ir tapti unikaliais ir taip būtent į savo grupę ir reklamuoti ir kelti į unikalius dalykus, kurie tikrai pritrauks naujų klientų, naujų draugų. Ir kurie galės tapti verslo partneriais. Aš matau, kad aš nebesuspėsiu visko pasakyti ir aš manau tiesiog perduosiu žodį Linutei, o savo informaciją, kurią dar turiu apie motyvaciją ir visą kitą persikelsiu į kitą paskaitą, gerai, nes nenoriu užimti kitų merginų eterio. Ačiū Jums labai uždėmesį. Linute, žodis tau. Tai tuomet aš perduodu žodį Jolantai. Nes dabar Jolanta kalba, paskui kalbėsim. Puiku, atleiskit, merginos. Gerai, viskas gerai. Gerai, Lina, ačiū tau už tokius nuostabius įrankius, tai aš nesikartosiu, nes buvau irgi pasižymėjus kai kuriuos. Tai kaip ir Lina sakė, merginos, mes šiandien daliname savo darbo įrankiais, kuriais mes dirbame kasdien, ar ne? Kasdien. Ir ta prasme, jeigu mes atėjome dirbti Facebooką, Instagramą ir visą kitą socialinę mediją mes turime priimti taip, kaip mūsų darbo įrankį. Tai nėra, aš jau man atrodo, praeitą kartą sakiau, kad tai nėra mūsų pletkų ar ne paskalų ir ten visokiausių blogiausių negatyvų ieškojimo saitai, ar ne, tai yra mūsų darbo tiesiog įrankis, kur mes ateinam ir jame dirbame. Tai ką aš naudoju būtent socialinėje medijoje, tai ar ne, tai visų pirma noriu pasidalinti, kad klausydama Eric Worre's, ar ne, YouTube'e galima pasiklausyti ir Lina paminėjo, Fraser Brook labai gerų idėjų duoda ir gerus mokymus veda, netgi galima kai kuriuos pasiklausyti nemokamai, jisai turi ir mokymai, teko klausyti, tikrai puikus žmogus, tikrai išgirsit turbūt tą patį, ką ir mes dalinamės ir dalinsis Lina, ką daro kasdieną. Tai o Eric Worre's sako, kad kiekviena tinklinio marketingo strategija turėtų tilpti ant mūsų A4 formatų. Tai aš tiesiog bandydama, tiesiog tilpti į tą A4 formato lapą, tiesiog bandžiau punkteliais, trumpai ir aiškiai išdėstyti jums, kaip aš tiesiog randu tiek pardavėjus, tiek verslo partnerius. Ir, sutikit, kad kiekvienas mano išvardintas punktas, jisai mus prives tiek prie lojalaus kliento, tiek atves mums verslo partnerio, ar ne? Ir, eigoje, kaip ir Lina sakė, ar ne, visų pirma, mes pradedame nuo savo produkto. Kaip bebūtų gaila, mes visada atėję į kompaniją, mes turime pamilti savo produktą. Mes turime mylėti, mes turime tuo produktu pasitikėti, kad galėtume mes jį prezentuoti, ar ne? Toliau, socialinėje medijoje
kaip bebūtų, gaila, apmaudu, norime ar nenorime, mes visada turime save prezentuoti. Visada turime save brandinti, jau ir Lina sakė, tą patį darau ir aš, ir visos kitos merginos, kurios pasisakys, tai turbūt sutiks, kad produktas ir savęs prezentavimas tai yra numeris 1, ar ne? Tiesiog mes save pateikėme, mes negalime savęs parodyti negatyvioj pozicijoje, ar ne? Tai tiesiog tai yra ką mes esame, kuo kvėpuojame, kuo mūsų akis dega, kokius žmonės mes norime pritraukti, tą mes turime rodyti savo socialinėje medijoje. Toliau, ką aš naudoju, ar ne, savo darbo ar ne, šitoje strategijoje, tai yra marketingas. Marketingas yra tai tokie postai, kurie išlieka ilgam. Na, sakysim, dedam kažkokią tai naudingą informaciją, ar ne, ir ilgainiui, ar ne, jeigu jūs įvestumėt į Facebooko paiešką mano vardą, pavardę, jūs galite tikrai rasti daugybę, ar ne, įvairiausių postų ir įvairiausių prezentacijų, renginių ir taip toliau. Vėlgi, ar ne, tai yra tokie postai, kurie jums atneša naudą netgi po kurio laiko. Kai jūs dirbsite ilgesnį laiką, ar ne, naujokam, dažniausiai naujokam aš tai sakau, kad turi brandinti save ir tikrai po kurio laiko, tikrai tos, kurios dirba jau kuris laikas, yra sakiusios ir aš tą patį sakau, kad ateina klientas, ateina verslo partneris ir atsiunčia skrinšotą ir sako, va čia tavo postas ir pasižiūri 2014 metų, 2015, bet jie ateina iš tokių marketinginių postų, kurie yra daryti ant mūsų vardo, ar ne, ant mūsų brando ir žmonės ieško, ar ne. Tai va, marketingo aš naudojusi kone kasdien, reprezentuodama save ir tiek produktą. Toliau prospektingą. Prospektingą aš naudoju šiek tiek kitaip. Dažniausiai nesirenku žinučių siuntimo, bet Lina sakė, kad jinai siunčia žinutes ar ne asmeniškai. Aš darydavau tai anksčiau ir man tikrai buvo pasiteisinęs dalykas bet aš supratau, kad man tai per daug laiko išeina. Bet čia tikrai merginos atsirinkit kiekviena savo, kas kam. Šiuo metu prospektingą aš naudoju jau kuris laikas, tiesiog siųsdama žinutes tik tai tiems, kas mane kviečia į draugus. Ir tik tai tiems, kurie kviečia mane į kažkokį tai puslapį. Ar ne, kai jūs pamatot invite, ar ne, kažkur jūs invaitina, tiesiog pamėgti puslapį. Ir dažniausiai puslapius mes pamėgstame tai kažkurio verslo, ar ne, ar ten grožio specialistas, ar ten, ar ne, verslininko kažkokie postai. Tai aš pasinaudodama savo, ar ne, padėtim, aš dažniausiai ir rašau tokią paprastą žinutę, dažniausiai pasižiūriu, kas mane kviečia, ar ne, koks verslas. Ir aš suasmeninu tą žinutę ir tiesiog trumpai parašau, kad aš esu tokia ir tokia. Visų pirma, aišku, padėkoju, ar ne? Ačiū, kad jūs mane pakvietėte į savo verslą, labai įdomu, labai aktualu, ar ten taip toliau, ar ne? Ir toliau aš pristatinėju save, kad aš esu tokia ir tokia, ar ne? Aš dirbu jaunoj, energingoj kompanijoje, ar ne, kuri turi tokį ir tokį produktą. Ir negana to, kad mes turime nuostabų asortimentą produktų, aš visada paminiu, kad mes turime ir ne tai, kad papildomą, bet tiesiog darbo galimybę. Kad jeigu jūs norite, jūs galite su manim susisiekti ir aš mielai papasakosiu, ar ne? Patirtis rodo, kad dažniausiai tokios žinutės užkabina, aišku, grožio specialistas. Kaip bebūtų, vis dėlto mes dirbam su grožio produktu, ar ne, sveikatingumo produktu, ar ne. Ir, tai veikia, tai yra mano patikrinta ir, aš naudoju būtent prospektingą, būtent šitam, ar ne, sričiai, kad pritraukt. Tokiu būdu pas mane ateina, galima sakyti, daugiau tokių, ne tai, kad jie tampa verslo partneriais, bet jie tampa prekybininkai. Nes ne visada, sakysim, grožio specialistą, turėdama savo mylimą, mėgstamą darbą, ar ne, norėtų iškart pasinerti į komandos statymą ir taip toliau. Eigoje, kada aš jau matau, kaip jinai dirba su produktu, aš jau tada ją stengiasi tą žmogų tiesiog pasikviesti gyvam pokalbiui, ar ne, susipažinti artimiau ir, tada aš jau pasiraitoju rankovės ir pasakoju didesnės klientė galimybės.
Tai va, čia mano vienas iš tokių gudrybių, kaip galėčiau prisitraukti, ar ne? Tai toliau, ką aš dar naudoju, tai yra smalsumo postai, ar ne? Smalsumo postai dažniausiai būna tokie, kaip ir Lina sakė, kad žmonės pas jūs ateitų, komentuotų ir keltų, ar ne, jūsų reitingus Facebook'e, kad jūs prezentuotų ir darytų jums, ar ne, reklamą. Ir jeigu paklausit, kas tai per postai, ar ne, na, pavyzdžiui, yra toksai, turiu dar pasirašius kažkur čia pavyzdėlį, kad ir toks labai paprastas klausimas, ar ne, ar žinote, kokia šiuo metu populiariausia profesija? Na ir tiesiog žmonės, ar ne, kviečiat jums komentuoti ir tiesiog tada prasideda diskusija, ar ne, jūs galite rašyti tiesiog asmeniškai, ar ne, jau pagal tai, kokius komentarus jūs gaunate, ar ne, jeigu ten verslininkas, ar ne, jūs galite vėlgi, ar ne, Lina kaip ir naudoja prospektingą, ar ne, jinai susipažįsta, jinai jau ten toliau gali savo tą pažintį, ar ne, tiesiog užmegzti, gali pakviesti draugus ir taip toliau. Jeigu pritraukti pardavimus galima naudoti, na, sakysim, ar žinote, kaip greitai išspręsti sausos odos problemas, ar ne? Ar žinote, kokias geras priemonės, kaip susitvarkyti su plaukų slinkimu, ar ne? Ar ten besišakojančių plaukų galiukais? Na, tokios aktualiausios temos, kurios, na, tikrai, jeigu jūs pasidomėsit ir pavaikščiosit po grupės, kur yra, ar ne, apie grožį kalbama, tai yra numeris 1 temos ir kur galima tiesiog moterišką kolektyvą, ar ne, tiesiog įtraukti tą pokalbį ir pajungti mūsų tą, ar ne, tokį marketinginį, prospektinginį, ar ne, tą pusę. Toliau, ką aš dar turiu pasirašęs, tai yra komentarai ir rekomendacijos. Bent jau mes esame keletą kartų bandžiusios ir tikrai merginos esu mačiusios, ką daro, ar ne, komandiškai, ar ne, jeigu aš pamačiau kažkur ten apie grožį grupėje, ar ne, ten kalba apie plaukus ir taip toliau, aš tuoj pat taginu Olgą ir rašau. Olga yra puikia specialistė, turi gerų priemonių apie plaukų priežiūrą, parašykit jai. Na ir ten pradeda, žinot, domina, arba tiesiog gali net pati Olga tiesiog ateiti ir parašyti, kad merginos, aš komentarų neseku, būkit geros, parašykit man asmeninę žinutę. Tokiu vat, ar ne, taginimu, tokiu bendradarbiavimu, tai aš ne tai, kad savo padedu, ar ne, daryti padavimus, bet aš padedu komandos nariui. Padedu komandos nariui, kad jisai gautų naudą, kad jisai galėtų po tokių, vat, ar ne, žinučių vėlgi ir pridėti savo draugus ar į grupę, ar tiesiog, na tiesiog čia jau komandiškas toksai darbas, ar ne, ypatingai tai veikia naujokam. Jeigu jūs turit naujokų ir norit, kad tas naujokas per pirmą savaitę, ar ne, per antrą savaitę tiesiog gautų tą tokią motivacijos bombą, ar ne, kad jam yra pardavimai, jam sekasi, tai tiesiog paieškoti tokių grožio, ar ne, grupių, kur diskutuojama apie produktus ir taip toliau, ir tiesiog pataginti tą žmogų ir jam leisti pajausti tą, ar ne, automatiškai jisai išmoks ir bendrauti su klientais. Tai va, dar ką mes naudojame, ar ne, tai yra vertingi postai arba video, kur tiesiog dalinamės naudingą informaciją, patarimais, ar tai būtų apie kažkokį tai konkretų produktą, ar tai būtų apie konkrečias, ar ne, kad ir verslo galimybės, ar ne, sakysim, kuo naudingas tinklinis marketingas, arba kodėl aš esu tinklinė marketingė. Tiesiog tokie trumpi, reprezentatyvūs, ar ne, prisistatymai, kur vėlgi žmogus vėlgi mato mus, kaip mes jaučiamės, ar ne, kaip mes pristatome, ką mes dirbame. Vėlgi tas toksai bendravimas ir parodimas savęs ir, žinoma, suteikimas vertės ir naudos apie mus ir mūsų produktą. Taip pat esu pasižymėjusi, kad nepamiršti jau esamų klientų ir, žinoma, partnerių. Čia, jeigu kalbėti apie klientus, tai aš turiu tokį sąsiuvinuką, ar ne, dabar neparodysiu, galiu parodyti. Tiesiog yra
sąsiuvinys, kur yra dienoms sužymėtas, ar ne? Nu, tiesiog mūsų darbo dienos, ar ne? Vat sakysim, sąsiuvinys, kur pirmadienį pas mane nupirko tą ir tą, aš pasižymiu Facebook'e, kaip tas žmogus užsivadinęs, ką jisai pirko ir taip toliau. Ir, na, čia jau įprasta, kad mes po 3, po 4 dienų, kai jisai gauna produktą, tiesiog paklausime, ar jisai vartoja produktą, ar jisai naudoja, kaip jam sekasi, ar patiko, ar nepatiko. Atsakymas, ar patiko ar nepatiko, po 3 dienų mums nieko neduos. Čia faktas, ar ne? Na, galiu pasakyti, nepatiko kvapas, nepatiko ten išvaizda ar dar kažkas. Bet su tokiu sąrašu, kai praeina vienas mėnuo, ar ne, tam 3-4 savaitės, ką aš darau, aš vėl atsiverčiu tą žmogų, aš vėl jam parašau žinutę. Ar jūs vartojate, ar baigėte, nes sutikit su manim, kad lengviausia nusipirkti šampūną ir kremą nuėjus tiesiog į parduotuvę. Esmė šitokio, ar ne, rašymo yra tame, kad, na, tiesiog aš turiu būti šitam mano klientui laiku ir vietoje. Turiu būti po ranka, turiu žinoti, kad aš jam galiu suteikti kažkokį produktą, na, tiesiog tada, kai jau jisai eina į pabaigą. Ar ne? Ir tikrai, na, parašius tokią žinutę, nu, sakysim, po mėnesio, ar ne, jisai sako, o gerai, kad tu man parašei, nes man kaip tik šampūnas į pabaigą, ar ne, ir man reikėtų to ir to. Ir dar, sako, aš mačiau pas tave ten Slavitoną, ar ten Ortofitą ir taip toliau, nes jau jisai yra vartojęs produktą, jau jisai žino, ar ne, ir, na, tiesiog tokiu būdu galima vėlgi pakelti mūsų tos pardavimus, ko pasekoje, ar ne, mes galime susidraugauti ir vėlgi, ar ne, mes niekada nežinome, po 2, po 3 ar po pusės metų mes galime turėti puikų partnerį, nes mes jau draugaujame, mes turime ryšį, mes jo rūpinamės, ar ne, kaip klientų, nes bet kokiu atveju, jeigu mes pardavėm produktą ir domimės apie savo produktą, ar ne, tai jau klientui yra ženklas, kad, na, aš esu rimta ir man įdomu, kaip mano produktas veikia. Toliau, karts nuo karto, aš visada, ar ne, ir grupiai primenu, kad nesvarbu, ar tai yra naujas katalogas, ar ne, aš visada pasakau, merginos, turiu katalogo nuorodą, arba kas norėtų pavartyti katalogą. Vėlgi, ar ne, yra tikrai ir kas stebi, tas mato, kad yra ir dominčių, besidominčių ir rašančių, kad, na, atsiųsk, parodyk, ar ne? Lygiai tas pats su akcijomis. Mes turime karts nuo karto priminti apie tas akcijas. Nėra taip, kad, ar ne, pas mus akcijos kas 3 mėnesius, tai mes jas ir dedame kas 3 mėnesius. Ne, tiesiog dėkim kas mėnesį, ar ne? Tiesiog primenam. Arba tiesiog tą patį seną postą paimti ir atnaujinti, ar ne, pakomentuoti. Merginos vis dar galioja akcijos. Ir vėl, ar ne, vėl užmato tą mūsų postą, vėl paskaito ir vėl įgauna mūsų pagreitį pardavimai. Toliau, ką aš dar naudoju, tai yra įvairiausi projektai. Ypatingai va dabar, ar ne, aš kol kas dar nepradėjau, bet tikrai komandoje merginos daro ir labai populiarus yra, na, sakysim, šiuo metu, ar ne, artėja Kalėdos. Ir projektas toks nuo pelenės iki karalienės. Ar įsivaizduojat, kas tai per projektas galėtų būti? Na, sakysim, toks projektas, ar ne, dabar ypač aktualu, kad, na, sakysim, šiandien, ar ne, pradedame savo projektą ir šiandien mes pasakojame, ar ne, kaip iki Kalėdų padaryti mūsų odą nepriekaištingą. Ir šiandien imam ir pasakojam, tarkim, apie pylingą. Galima tiesiog postą kažkokį. Aišku, idealiausiai būtų padaryti kažkokį mini tai live, ar ne, ar tai mini video ir tiesiog pademonstruoti apie pylingą, ką tas pylingas daro. Sekančią dieną, ar ne, arba net kas antrą dieną galima, ar ne, tiesiog susidėliot, ką jūs norėtumėt papasakot ir, sakysim, pasakome apie losjoną, apie toniką. Kam jisai yra reikalingas, kodėl mes jį naudojame, turite ar neturite, vėlgi galima klausti, ar ne, kad mūsų tas populiarumas vis augtų ir mes turime vėlgi, ar ne, kaip ir Lina sakė, surinkti daugiau komentarų. Trečią dieną ar ten kas po 4-5 dienų pasakojame kaukės. Vau, dabar pats laikas, ar ne, padaryti 6 dienų kursą, kad mes atrodytumėm
per kūčių vakarienę ar kalėdas tiesiog nepriekaištingai, kad mūsų oda būtų ten graži, lygi ir taip toliau. Na ir tiesiog va, tokiom ar ne dienom tiesiog pasiskirstyti savo tą tokį prezentaciją, kad, na, pateikti save ir apie produktą. Galima apie plaukų, ar ne. Tarp kitko, mes turime puikias detoksikacinės, ar ne, programas, sveikatingumo programas, kur, na, tiesiog galima naudoti. Visas tas programas sveikatingumo tikrai mes galime naudoti netgi po naujų, ar ne, nes visi apsivalgė ir sėdi ir visi nori save pravalyti ir taip toliau. Tai tikrai, žinokit, merginos veikia, tikrai, na, bet reikėtų tai pateikti, ar ne, na, nebijoti, ar ne, ir tikrai dažniausiai būna partneris sako, oi, aš ten dariau, bet man niekas neveikia. Tai klausimas, kiek buvo atverta burna ir kiek jūs papasakojote, kad viską jūs išgirstų. Jeigu jūs pasakosite, jeigu jūs prezentuosite ne dieną, ne 2, ne 3, jūs tikrai turėsite rezultatą. Dažniausiai, žinot, jeigu jūsų grupė yra neaktyvi, ar ne, ar Facebookas, nebus taip, kad įdėjau 3 postus ir nori čia, kad pas mane eitų draugai ir visa kita. Taip nebus. Tiesiog padarykit save aktyvę, na, bent jau mėnesį laiko ir jūs tikrai pamatysit, kaip pas jūs ateina ir draugai, ir nauji klientai, ir ateis tas susidomėjimas, matysit ir laikus, matysite ir kad dalinasi jūsų naudingais postais. Na, žodžiu, svarbu daryti, ar ne? Toliau iššūkiai. Iššūkius dar kitaip challenge, ar ne, vadina, aš esu dariusi su komandos merginom, labai puikiai sekėsi, iš tikrųjų labai buvo faina, kai mes darėme kaukių challenge, tikrai visos noriai jungiasi, vėlgi tai yra komandiniai, ar ne, sakysim, pardavimai, nes komandos merginos perkasi, tai kaukės, tai dar. Bet mes tą patį galime daryti irgi su klientais. Na, tiesiog jungiamės, kas nori, nenori, jeigu matot, kad nenori, na, galų gale, padovanokit kažkokias tai dovanas. Vėlgi, ar ne, dovanos tai yra viena iš mūsų tokių, kaip irgi pritraukti, ar ne, tos pačius klientus ir verslo partnerius, kad, na, mes nenorim, privalom padovanoti, nes visi myli dovanas, sutikite, ne? Mylim dovanas, ypač moteris, tai ypatingai. Tai va, tai tiesiog va, per tokius, ar ne, kad įtraukti savo grupės narius ir suaktyvinti. Apie savęs prisistatymą, ar ne, vėlgi, jeigu mes dirbame ar tai grupėje, ar Facebook'e, savęs prisistatymas, savo sėkmės istoriją rekomenduočiau pasakoti, na, 1 kartą per mėnesį. Gal ne visą nuo pradžių iki pabaigos, bet kodėl? Todėl, kad mes kiekvieną kartą, vos kiekvieną dieną, ar ne, priimam vis naujus klientus, naujus žmonės, naujus partnerius, ar ne, į savo profilį ir ne visi tikrai paima ir praskrolina mūsų Facebooko puslapius iki galo. Tiesiog priminti karts nuo karto apie save, kas jūs toks esate. Ir prie to paties, ar ne, kas jūs toks esate, kai tarp kitko vakar mes kalbėjom su komandos merginomis ir aš pasidalinau vienos merginos tokią istoriją, kad jinai sako, žinai, aš turiu ten belenkiek savo draugų ir aš nusprendžiau tiesiog kiekvienam iš jų parašyti asmeninę žinutę su savęs prisistatymu. Ir man toksai, galvoju, pas mane beveik 5000 ir aš tikiu, kad ne visi žino apie mane. Tikrai, nes tikrai ne visos mes siunčiame žinutes, mes ne visos su visais susipažįstame, mes ne visiems prisistatome ir tiesiog va tokiems mergina išsiuntusi tas žinutes, jinai atvirai pasakė, sako, 97% visų mano draugų apie mane visiškai nieko nežinojo. Ir va tokiu prisistatymo metu mes tiesiog jos galime vėlgi, gal tu nori prisijungti mūsų produktų grupę, ar ne? Tiesiog vėlgi pokalbis. Jeigu nesutinka, viskas tvarkoja, aš pasakiau, ačiū, viso gero, delete. Nereikia tokių draugų, ar ne? Tiesiog į tą vietą aš tada kviečiu kitą draugą ir turiu tam vietos, nes, na, sutikit, mūsų asmeniniai puslapiai turi tik tai 5000, ar ne, draugų mes galim turėti. Aš pati, ką darau su tokiais draugais, aš nesiuntinėjau dar žinučių, bet tikrai pasinaudosiu šitos merginos patarimu ir išsiųsiu, bet aš pridėdama draugus ir dažniausiai būna
laukelį, ar ne, įvedu vardą ir dažniausiai renkuosi ten, kur neturime bendrų draugų, ar ne, su partneriais vardą ir tiesiog pridedu į draugus ir tada invaitinu automatiškai į savo puslapį. Po kurio laiko aš vėlgi delete ir į vietą ateina kitas naujas žmogus. Na taip vėlgi, ar ne, puslapyje aš auginu auditoriją, ten yra dalinamasi vėlgi tą pačią informaciją, apie kurią aš jau pasakojau, tikrai nebesikartosiu, bet vėlgi, ar ne, taip mes ne tik auginame grupę, bet jeigu turime verslo puslapį, mes jau tada einame link verslo, ar ne, mes ten kviečiame žmonės į verslą. Nematau laiko, aš dar turiu laiko, ar ne, ar aš jau čia taip turėčiau biškį susispausti. Reikia paskubėti? Gerai, greitai. Dar ką turiu pasižymėjus ir jau praeitą kartą sakiau, tai yra stories. Per stories tikrai ateina labai daug žmonių, ypač jeigu mes taginame juos, ar ne, sakysim, noriu partneriui Kaune, Klaipėdoj ar Amerikoje ir taip toliau. Tai apie šitą nesiplėsiu. Vėlgi, ar ne, dar ką turiu pasižymėjęs, aš visada ieškau renginių, ar ne, esat matę Facebook'e yra renginiai, ar ne? Per tokius renginius aš esu 2 Anglijoje renginių rėmėja, tiesiog, ar ne, vienas renginys vykdavo visą laiką rudenį moters diena sau, ar ne, Anglijos lietuvaitės tiesiog susirinkdavo iš visos Anglijos, tikrai suvažiuodavo, būdavo, kad atvažiuoja ir iš Olandijos atskrenda, ar ne, draugės pas draugę ir tiesiog praleidžia dieną. Tokiu atveju vėlgi, aš būdama renginių rėmėja, aš stengiuosi kažkokias tai mini dovanėlės supakuoti. Ir jeigu aš žinau, ar ne, kad renginys yra lapkričio mėnesį, tai aš kaupiu iš stabilių pardavimų ten ar tuos mėginukus, ar ne, sašė, kremukai, dedu, aišku, vizitinės korteles, dedu kažkokius tai lankstinukus, kur apie mane galima rasti, kas aš tokia esu ir taip toliau. Ir dar vieno renginio esu rėmėja, tai yra moters savaitgalis sau, taip pat yra Anglijoje, kur, na dabar jau šiais metais nebuvo dėl koronos, bet ten moteris tiesiog suvažiuodavo 2 dienom su viešbučiu, su viskuo ir tiesiog atitrūkdavo nuo šeimos ir ten dažniausiai susirinkdavo, na, sakysim, tokios visos kažko ieškoti. Ir vėlgi, ar ne, vėl mes keičiamės informaciją, vėl mes daliname savo produktą, aišku, aš nusipirku kažką iš kito, nu, tiesiog mainai vyksta. Vėlgi, ar ne, tai ir pardavimai, ir netgi verslo partneriai galima. Na, sutikit, kad galima, ar ne, vienam kažkas ieško kažkokių galimybių, kažkokia mamytė irgi sugalvojo pabėgti nuo rutinos ir jinai atvažiavo būtent į šitą savaitgalį. Tai va, ir paskutinis mano, turbūt paskutinis yra, ką aš darau, referalinė nuoroda. Tai referalinė nuoroda šiais metais aš naudojau ypač aktyviai, nes mano tikslas buvo turėti didelę tarptautinę komandą. Ir būtent aš referalinės nuorodos pagalba ir kompanijos dėja, tarp kitko kompanijos ar ne pagalba, aš suradau tikrus 3 partnerius, tai viena mergina buvo iš Australijos, Daniela parašė, jinai gavo mano kontaktus iš kompanijos, kuri tiesiai šviesiai atėjo ir pasakė, aš noriu turėti to ir to ir, na, suteik man informaciją, man reikalinga. Referalinės nuorodos pagalba, kai pas mus ateina žmonės ir registruojasi, kompanija mus tiesiog mato, ar ne, kad mes dirbame būtent OBS pagalba. Ir va taip mano 3 partneriai tikrai atėjo tiek referalinės nuorodos pagalba ir tikrai ir paskutinis buvo atėjusi mergina, kuri gyvena Anglijoje, bet jinai yra iš Moldavijos, kur Olga mūsų Tichonova tiesiog parašė, būk gera susisiek, nes mergina ieško pagalbos ir nori kažką veikti. Tai va, tai referalinė nuoroda tikrai veikia, ją galima naudoti į vėlgi, ieškokit merginos grupių, ar ne, bet ką aš darau, tai aš prisirinkusi esu Russian in UK, ar ne, Polish in UK, tiesiog va tokias grupės, kur yra, na, nelietuviai, ar ne, sakysim, vėlgi tos pačios grožio grupės angliškai, ar ten rusiškai, tos, kurios supranta rusiškai, tai aš nežinau, aš mokėčiau, tai ten turbūt atakuočiau visais galais. Tai vėlgi, ar ne, tiesiog dedam, darom ir tai tikrai veikia. Apie motyvaciją, ar ne,
kadangi jau turbūt naudoju Linos laiką, tai aš pasakysiu tiek trumpai, ar ne? Jeigu komandai yra gera atmosfera, draugiška, vienas kitą suprantam, dalinamės ir esam atviri, dirbs sponsorius, dirbs ir komanda. Mano tokia yra nuomonė, tiesiog, ar ne, nes tikrai yra merginos, kur ateina į komandą tų tokių minusiukų, ar ne, ateina ir ten atrodo visos taip gražiai bendrauja, bet va vienas kišt kažką nori vis tiek pasakyti. Tada parašai asmeniškai tam žmogui ir pasakai, pas mus draugiškai, be jokių pykčių, be jokių pavydų, konkurencijos nėra, mes visos turim 8 milijardus viso pasaulio žmonių ir mes ten dirbam. Sutikit, kad mūsų charizma yra visų skirtinga, ar ne? Ir jeigu aš su vienu žmogum negaliu susikalbėti, su kitu susikalbės Lina, Olga, Irena, tikrai nebus taip, kad mes visos kalbėsim su vienu ir tuo pačiu žmogum. Visi skirtingi, visi ieško pagal save ir visi pritraukia pagal save. Taigi tiek trumpai. Ačiū, merginas. Vau, kokios žinios, kokia paskaita. Nu, žinai, aš taip sėdžiu ir rašausi ir galvoju, šiandien jaučiuosi kaip pirmokė. Atrodo, tiek daug naujų idėjų. Vau, noriu greičiau pradėti dirbti. Ačiū, Jolanta. Ir šiandien noriu pristatyti savo partnerę Ireną Demidenko, kuri Danijoje puikiai dirba. Ir šiandien aš dėkuoju jai, kad jinai išdrįso priimti iššūkį. Ir šiandien paskutinę dieną dar sako, nu nežinau, ar man priimti ar nepriimti, sakau priimti, nes visi iššūkiai atveria dar didesnės galimybės. Tai Irena tiesiog papasakos, kaip jinai dirba, jinai yra pardavimų profesionalas, per mėnesį padaro daugiau nei 1000 asmeninių pardavimų, o tai yra daugiau nei 1500 eurų parduoda produkto. Ir jinai neturi elektroninės parduotuvės, jinai dirba, papasakos kaip. Tai trumpai, Irena, žodis tau. Ačiū, kad tu priėmei šį iššūkį. Labas vakaras visom. Na, mano pirmasis toksai darbas gyvam eterį, tai atsiprašau, jeigu kas nors ne taip. Tai va, džiaugiuosi atsiradusi tarp jūsų TND-šių. Iš tikrųjų, aš priėmiau TND kaip kažkokį žaidimą. Tiesiog niekas manęs nekvietė, aš jį pamačiau pas savo kirpėją reklamai, paklausiau, kas per produktas. Jinai mane iš karto užregistravo, kadangi aš ne Lietuvoje esu. Nu ir pasiėmiau, aišku, patį pigiausią produktą su avies placenta linija. Na ir dideliam mano nustebimui jis man patiko. Na ir kadangi aš dirbu pati Danijoje grožio srityje, aš darau manikiūrus, pedikiūrus ir depiliacijas, tai galvoju, reikėtų man kažkiek užsipirkti produktą, galbūt susidomėti. Na, tai prasidėjo mano ta istorija. Žodžiu, kaip ir visos turbūt pradėjau nuo 50 balų, paskui 100, paskui 150. Na ir prasidėjo ir dabar turiu daugiau negu 1000. O dirbu tai beveik viską paminėjo Jolanta. Aš beveik visas tas strategijas ir naudoju. Aš aktyviai esu Facebook'e. Kol kas su Instagramu nelabai draugauju, bet ruošiuosi. O Facebook'e visose grupėse postinu reklamas, informaciją apie produktą. Ir iš tikrųjų ne vien tik Danijai, kaip nekeista, aš esu iš Tauragės ir turbūt Tauragėje irgi labai daug yra prekiaujančių tą kosmetiką, bet aš irgi randu ten klientų. Ir, nu kaip, kai klientas kreipiasi, aišku, aš pasakau kainą, po to paklausiu, galbūt jis nori, kad aš atsiųsčiau elektroninį katalogą, nusiunčiu, aišku, visas galiojančias akcijas ir po to pabandau jam paaiškinti galimybę, kad jisai gali sutaupyti savo biudžeto, kad jisai gali kurti struktūras ir pardavinėti taip pat produktą kaip ir aš. Aišku, aš daug gaunu, ne, man kažkaip labiau sekasi su pardavimais, nes kai ateina panelės darytis grožio procedūrų, jos pamato pas mane lentynose ir nori čia ir dabar, tai aš stengiuosi nusipirkti tų produktų ir jų visą laiką turėti vietoj. Tai ir tiesiog, ir didžiausia spyrį man į šikną duoda Linutė, nors jinai nėra tiesioginė mano sponsorė, bet kažkaip priglaudė jinai mane labai mielai. Ir mes
kažkaip gerai susidirbom, aš manau. Ir būna tokių dienų, kai jau tikrai nesinori, atrodo nieko, nu, ir tų klientų nebėra. Ir būtinai, kai aš pagalvoju, nu jau viskas, gal jau nebeužsiimsiu, gal jau man čia nereikia, čia ne mano pagrindinė veikla. Ir būtinai atsiranda 2-3 klientai, kurie nori tiesiog mane paskatina, kad nenuleisti rankų ir eiti toliau, pirmin. Ir aš galiu visom pasakyti naujom atėjusiam, kad tikrai čia yra puikia galimybė užsidirbti. Aišku, tai ne mano pagrindinė profesija, bet kaip Linutė sakė, 1500 eurų, tai nemaži pinigai, aš manau. Tai va, aš labai dėkinga Linai, kad jinai mane taip motyvuoja. Žodžiu, o tas strategijas, tai tikrai aš naudoju visas, kur Jolanta paminėjo ir jinai kalbėjo ir aš taip linksėjau galvą, galvoju, nu va, aš ir šitą panaudoju ir bendrauju žinutėmis, primenu apie akcijas visas klientam ar pasiteirauju taip pat, kaip sekėsi su produktu, kaip naudotis, gal kažko reikia. Arba, tarkim, kad ir bendraudamas su klientu, kai aš dirbu su nagučiais, išsikalbam, kokias jos turi problemas ir aš pasiūlau kažką tai iš mūsų turimų produktų ir tikrai apsidžiaugia. Ir dėkoja paskui ir aišku, aš paprašau, kad jie parekomenduotų ir savo artimiesiems, pažįstamiems. Na ir taip tęsis mano tas klientų ratas. Nėra kažkokio stebuklingo recepto, kaip aš sakau, yra tiesiog nuoširdus bendravimas, papasakojimas iš savo patirties. Aš irgi nemėgstu tų įkyrių siūlytojų ir aš nemėgstu įkyriai siūlyti. Tiesiog pasakau žmogui, ką aš galvoju ir taip ir surenku tos balus. Tai va, nežinau, Linutė, tu turbūt dabar pratęsi. Labai ačiū, Irena, už pasidalinimą. Aš manau, tavo pirmas iššūkis priimtas ir jis yra nuostabiai įvykdytas. Ačiū tau labai. Ir dabar dar ne aš kalbėsiu, bet Jolanta nori pristatyti dar vieną mūsų komandos narę, kuri nori pasisakyti. Ačiū tau, Irena, dabar. Aš noriu dar, kad porą merginų dar bus trumpai pasisakančių, vėlgi pasidalint savo patirtim. Tai yra Olga Antanavičienė. Olga, prašau tau. Labas vakaras, merginos, malonu, kad čia visos susirinkom taip vėl gausus būrys. Aš daug nekalbėsiu, nes viskas jau pasakyta buvo ir Jolantos, ir Linutės, ir Irenos, ne? Daug gavom šiandien tokių patarimų ir aplamai visos mes, kas dirbom Facebook'e, daugmaž turim savo strategijas. Aš tik tai duosiu vieną vienintelį tipsą. Labai nemažai kartų praskambėjo šiandien žodis rekomendacija, ne? Tačiau vienas dalykas, kai mes rekomenduojam savo prekę pačios, kas yra iš tiesų labai svarbu, ne? Kitas dalykas, kai tą prekę rekomenduoja kažkoks kitas žmogus, klientas, nu tiesiog ne konsultantas, taip pasakysiu. Tai aš noriu pasakyti, aš turiu tokią vieną klientę, savo nuosavą influencerį. Tai yra žmogų, kuris reklamuoja mano prekes. O buvo taip, turiu tą klientę jau 3 metus ir jinai pirkosi tik tai dantų pastą. Ateidavo, nusipirkdavo, tačiau jinai palikdavo labai smagius atsiliepimus su nuotrauka, su video, tokia švytinti visa. Ir aš susigalvojau, pirmai aš pasisiūliau jai, gal jinai irgi nori tapti mano partnerė, nes jai tikrai puikiai sekėsi žmogus bendraujantis ir drąsus. Nu, jinai pasakė, kad ne, Olga, ačiū, aš va nuotrauką vieną kitą įdėsiu į tavo grupę ir taip padėsiu tau. Tada aš susigalvojau, kad aš pasiūlysiu jai produktą išbandyti nemokamai už tą gražų vaizdą, atsiliepimą, rezultatus. Ir aišku, siunčiau produktą, kuris negalėtų jos nuvilti, siunčiau hialurono rūgšties serumą ir gavau labai gražius atsiliepimus. Jinai įdėjo, kai įdėjo video, ten pakalbėjo, panaudojo įdėjo, ir tačiau jinai daro tai reguliariai ir su strategija. Jinai deda į mano grupę, jinai deda atsiliepimą pas save ant sienos, pas save stories, Instagram'e, tiesiog jinai va taip va. Reiškia, aš tą produktą jai padovanoju. Taip, reklama kainuoja. Ar tai veikia? Taip.
100%, tai veikia labai gerai, kadangi žmogus yra piktos tetos, kurie sako, kad vienas konsultantas, platintojas, vieną kitą paplatina, pakomentuoja, pasijuokia ir visą kitą. Tačiau, kai ateina žmogus ir palauk sekundėlę. Išplaut mums reikia. Tačiau, ką noriu greitai pasakysiu, kai ateina žmogus šališkas visiškai ir parekomenduoja mūsų prekę, tas yra labai veikia. Tai kad merginos, jeigu turit tokias geras klientės, kurios gali ir pareklamuoti jums prekę, tai labai rekomenduoju turėti. Labai atsiprašau, turiu bėgti. Ir dar viena moteris trumpai irgi pasisakys, tai yra Rasa Daučiūnienė. Rasa, įjunk savo garsą ir pakalbėk savo patirtim, pasidalink. Labas vakaras. Tai mano ta patirtis, kaip ir mes visos kaip ir komanda, tai kaip ir visi tie būdai irgi yra tokie patys. Perku, naudoju, rekomenduoju. Dar aš visada domiuosi gavo ir kaip, tas pirmas, kaip irgi sakė Jolanta, tas pirmas įspūdis, kaip. Ir paskui neleidžiu savęs užmiršti. Tai po kokiu mėnesiu primenu, kaip naudojot, patiko, nepatiko, netgi tada, kai nepatinka, tai vis tiek, sakau, jum gal tas netiko, gal čia taip, ir kad galim pabandyti kitą, gal tiks labiau, gal ne viską pasakė ten apie savo odą. Ir pavyzdžiui, kaip man kartais atsiunčia, noriu tiksliai to kremo. Aš sakau, o kokia jūsų oda? Nepuolu iš karto, gerai, tu čia im kainą tokią, pravesk ir čia turėk. Ne, aš jos klausiu, ir dabar čia buvo visai neseniai atsiunčia man kolagenų nuotrauką ir klausia, kaip, noriu šito, o klausiu, kokia jūsų oda, taip ir taip. Ir pasirodo, jai labiau tinka sraigių ir dabar sakė, tikrai aš ilgai jį naudosiu ir labai jisai. Ir tas postumį žengti į priekį, tai kiekvienas kitas naujas atsiradęs iš kažkur klientas, jo labiau, kai jisai atsiranda, ir tu nežinai iš kur, nepažįstamas, visai naujas, tai būna toks spyris į užpakalį, kad reikia čia. Ir dar, kai jisai ten pasako, ten gerą atsiliepimą po kokiu to mėnesiu, kad man patiko ir dar norėsiu, arba gal turi ką nors naujų, gal gali kažką kitą, tai čia tas, tada tos akys blizga ir nori dar, tada, ten nesvarbu, kad, pavyzdžiui, dabar 2 savaitės ten bus tylu, bet aš žinau, kad vis tiek atsiras tas kitas, prireiks tom senom kažko ir aš vėl judėsiu į priekį, man čia tai toks svarbiausias. Ir dar labai svarbu, kad pas mus tai visada labai tikrai jaučiasi palaikymas iš komandos ir iš Jolantos, iš Olgos, yra Jurgita, tai ten, ko reikia, ten gauni sekundžių, ten nespėjai, pats turi katalogą, bet net būna paprasčiau parašyti žinutę, negu ištraukti katalogą iš rankiniais, nes jau tu turėsi atsakymą į savo rūpimą klausimą, ten, patarimą, bet kas, labai, ten tie, jau ten turėjau porą laivų, tai, labai, merginos ten išgiria, pagiria, ten, beveik pasikeli, čia taip net smagu pasidaro, tai tik tiek. Ačiū, Rasa, tau. Ir kai Rasa kalbėjo, aš dar prisiminiau vieną dalyką, kad merginos turi netgi savo tokį postą, ar ne, savo grupiai, kur kiekviena dedasi savo atsiliepimus prieš ir po. Ir, pavyzdžiui, atėję nauji partneriai, ar ne, gali naudoti, ar tai screenshotą pasidaryti foto, ar tai gali tiesiog žinutę nukopijuoti, ar ne, ir tiesiog jos jau dalinasi tarpusavį. Nes sutikit, kartais būna, kad partneriai ar klientai sako, o kur rezultatai? Tai, tiesiog vėlgi būna, mes visos subėgam, komentuojam, bet galima tiesiog turėti vieną tokį postą, ar ne, kur galima tiesiog užeiti ir rasti ten visada atsiliepimą. Ačiū labai, atsiprašau, Lina, kad tavo laiką taip sutrukdėm, perduodu žodį tau. Čia irgi buvo strategija būti paskutiniai, nes kadangi aš mėgstu labai šnekėti, tai žinau, kad mane įsprausite į kampą ir aš turėsiu labai greitai suvardinti. Noriu pasidžiaugti, šiandien yra wow paskaita, aš nežinau, viršūnė, ačiū visoms kalbėjusim, bet dabar tai jaučiu, kad tikrai komandiškai veikiam. Nes kiekviena su tokiu nuoširdumu, paprastumu tiek pasakot naudos, kad iš tikrųjų rytoj aš sprogidėsiu kaip naujametinė bombeškė. Tai va, o aš, kalbant apie save, tai aš imu viską iš kompanijos, esu maksimalistė, esu ir pardavėjas, ir struktūrų kūrėjas.
Apie pardavimus čia tiek daug buvo pasakyta, aš gal labiau šiek tiek papasakosiu apie pačią komandos kūrimą ir motyvavimą. Kalbant apie produktus, ar ne, pas mane ateina į komandą žmonės daugiausiai per produktą. Aš pati daugiausiai dirbu su produktų reklama. Kuo aš siekiu? Aš siekiu per reklamą, kuris skirta tarsi ir į pardavimą, bet su tam tikrais raktiniais žodžiais, kurie iškelia problemą, kuri yra, sakykime, šiuo metu aktuali, ten problemų slinkimas, ar odos dehidratacija, ar aknė, ar ne. Aš iškeliu problemą, parašau ir nurodau, įmetu nuorodą į savo elektroninę parduotuvę. Taip, ir tas žmogus gali daugiau sužinoti apie produktą. Kiekvienas žmogus, kuris paspaudžia arba laiką, arba pakomentuoja, kad jį domina, aš visada jam siunčiu nuorodą ir tuo pačiu protingai užduodu klausimą. Tai yra svarbiausia, mokėti užduoti žmogui protingą klausimą. Aš klausiu, žinoma, pasidomiu labiau apie jo šitą problemą, nes aš noriu būti konsultantas, ne kuris perša prekę ir parduoda, bet kuris iš tikrųjų gilinasi į žmogaus problemą, ar ne? Kol mes ten viską apsišnekam, tada, kai prieina jau pardavimo, šitas momentas aš jo klausiu, o kurią kainą jūs norėtumėt pirkti? O sako, čia dar yra pasirinkimas. Žinoma, jūs galite sutaupyti, pirkti galite arba nario kainą, konsultanto kainą, arba galite pirkti katalogo kainą. Kurią kainą norėsite? Žinoma, 99% nori tos pigios kainos. Tai tuomet aš referalinę savo nuorodą nusinčiu, žmogus prisiregistruoja, aš matau, man ateina sveikinimas į e-mailą, ar ne, kad jis jau mano narys, tuomet aš jam nusinčiu, kaip jam paprastai apsiprekinti, ar ne? Tuomet yra akcija. Tada aš prijungiu žmogų į savo verslo grupę, nes aš jam sakau, kad jūs tiesiog matysite visas naujienas, visas aktualijas. Galėsite bet kada paklausti, jeigu jums kils koks klausimas apie bet kokį produktą. Tarsi taip netyčia, bet jis jau yra mano verslo grupėje, ar ne? Turime dar tokį ir chatą, greitų klausimų ir atsakymų, tai va tenai tą žmogų prijungiu. Ir žinot, tas toksai yra augimo laikas, taip kaip sėkla, ar ne? Pasėjai, palaistei, prižiūrėjai ir toliau lauki derliaus. Tai gali trukti ilgai, nes kiti žmonės tiesiog lieka pirkėjais, bet kiti užsikabina už dovanų. Ir kai mes viena su kita grupėje bendraujame, jiems kyla daug klausimų, o kaip čia dar galima gauti dovanas, o už ką čia žmonės gavo dovanas. Nes visada mėgstu į savo verslo grupę dėti, gauna dėžę dovanų naujokams ir stabilės zonas, tai viską pasiskleidžiu, vos į rankas paimu ten maišeliai supakuotais ir parodu, kiek mano komanda gavo dovanų. Ir kiekvienais galite gauti. Ir tada pabyra tų naujokų klausimų. Tai vėl jiems yra stimulas ir motyvacija. Toliau, pavyzdžiui, labai geras būdas, kaip Jolanta ir minėjo, taip ir aš dirbu per Facebooko apklausą. Kiekvieną dieną įdėkit skirtingą apklausą. Ir tikrai jūs ten, pavyzdžiui, yra taip ir ne, ar ne, galimybė pasirinkti. Tai, pavyzdžiui, klausimas toks, ar turite savo pažįstamųjų rate, kurie turi aknę problemą? Taip arba ne, ar ne? Ir tiesiog paleidžiat. Ir pamatysit, tiesiog žmonės taip, neprispaudžia. Ir tie žmonės, kurie sako taip, jūs galite tiesiog labai nuoširdžiai rašyti asmeninę žinutę ir pasakyti, kad mes turime produktų liniją, kuri yra sukurta Rytų Azijos farmakologų, žoleninė sudėtis ir 90% mūsų klientų ši produkcija pasiteisino. Tiesiog labai mandagiai parašyti, ar ne? Ir nusinčiate linką, jeigu turite savo elektroninę parduotuvę, arba tiesiog nuotraukytę prieš ir po, jeigu turite kokį klientą, tai būtų super, ir tiesiog informacija. Ir tada vėl jūs galite užduoti protingą klausimą, ar ne? Jūs jau žinote kokį. Arba tiesiog įvykdyti pardavimą. Toliau galite, pavyzdžiui, apklausoj paklausti, ar jums slenka plaukai šiuo momentu, ar ne? Taip arba ne. Žodžiu, kiekvieną dieną daryti apklausas yra labai vertinga. Pas mane yra atėję per mėnesį, tikrai nevykdžiu kiekvieną dieną, prisipažinti, žinau, kad taip reikia daryti, bet neturėjau laiko. Tai per savaitę laiko padirbant su tom apklausom, pas mane atėjo 2 verslo partneriai. Būtent per kitokią reklamą, negu kad ateik, dirbti internetu 2 valandas ir tu ten uždirbsi, ar ne? Bet taip mandriai ir kitaip. Žodžiu,
Tai kaip aš sakiau, aš reklamas kuriu per problemą, toliau pagal sezoniškumą, tie produktai, kurie yra aktualūs vasarą, tai ten labiau celiulito priemonės ar ne, ten sausų lūpų, nudegimo įvairios, nuo nudegimo kaukės ir taip toliau, žiemos linija, pavasario linija. Toliau pagal situaciją, jeigu matau, kad šiuo momentu labai aktualus yra burnos purškiklis, antibakterinis, mes visi nuo COVID saugomės ar ne, tai tuomet aš padirbėsiu su ta reklama, būtent išryškinant raktiniais žodžiais, kad, sakykime, geriausia apsauga dabar antibakterinė, ar ne, geriausia apsauga burnos higiena yra. Tai va, kažkaip tai įdomiai tą reklamą sukūrus galima labai daug produktų atrasti būtent pagal situacijas. Toliau šventės progos, va dabar kalėdos arba naujai metai, arba turime labai daug tų progų, galite patys ir progas įvairias susigalvoti. Šiandien, pavyzdžiui, Tende centro gimtadienis, ar ne? Galite tokią progą pasiimti, arba šiandien aš švenčiu 1 metų savo verslo jubiliejų ir tą progą noriu ten padovanoti kažkokią tai kaukę. Taginkit savo mėgstamiausią produktą į komentarą, ar ne, ir aš būtinai išrinksiu vieną laimėtoją. Tai lyg tai ir kiekvienas dirbam panašiai, tačiau tokių visokių smulkių niuansų. Dabar su partnerių motyvacija. Man atrodo, kad kiekvienas mes, kai ateinam, jau turime turėti degantį tikslą, dėl ko mes atėjom, ar ne. Mane tai labai veikia, tai kai yra jausmas, jog man reikia kažkokios pinigų sumos, daiktui, na, sakykime, man namo remontui reikia, ar ne, arba gražiai terasai, arba dar kažkam. Tas noras ir ta vizija turi labai jūs uždegti. Nes kai mes sėdim komforto zonui, kaip mums visko užtenka, tad tuomet nėra tos ugnies. Savo buityje atrasite to, ko jums labai reikia, arba jūsų vaikams. Tai tuomet bus paskata veikti. Tai dabar kiekvienas partneris, kuris ateina, ir aš matau, kad jisai yra verslus, jis nori siekti kažko, tai ne tik tai skaičius mano grupiai, tai nėra tik tai vartotojas, aš esu sukūrusi atskirą grupę tų veiklių moterų ir merginų. Tuomet aš, kai ateina mėnesio pradžia, aš sakau, nagi merginos, laikas išsikelti degančius tikslus. Pagalvokit, kokio tikslo norėtumėt pasiekti šį mėnesį, bet tas tikslas turi būti visada didesnis, negu kad praeitą mėnesį. Į tą tikslą įeina jūsų komandiniai balai, jūsų asmeniniai balai ir kiek žmonių prijungsite. Būtinai turi atvesti kažkiek tai naujokų. Žmogus išsikelia visiškai pats tikslą, pagal savo galimybės, pagal savo tempą ir aš sakau, išsirinkite dovaną. Taip, iš tikrųjų žmonės siekia savo tikslų, bet dar gauna papildomai nuo manęs dovaną. Ir visada prašau, kad ta dovana būtų jūsų tokia, tarsi svajonė. Kai žmogus sako, va, iš ko aš galiu rinktis, aš sakau, tu nebijok, tiesiog iš katalogų išsirink tą produktą, kurio tu nori, o aš pasakysiu, tada už kokią apyvartą aš tau galėčiau jį padovanoti, jeigu ji bus tiesiog per didelė dovana tavo sustatytam tikslui, ar ne? Tada mes pakoreguojame. Tai va, ir pavyzdžiui, mes darome kiekvieną dieną namų darbus. Lygiai taip pat, kaip Jolanta sakė, jeigu sponsorius dirbs ir komanda, tai aš turiu dirbti dvigubai daugiau. Mes kiekviena pasirašom namų darbus kiekvieną dieną, ar ne? Turime tarsi planą. Aš parašau planą visai savaitę arba mėnesiui. Tai ten susideda kokios 5 užduotis. Ir tos 5 užduotis reikia padaryti kiekvieną savo darbo dieną. Ir nenueiti miegoti tol, kol nepadarei. Tai eina tenai ir žmonių kvietimas, ir asmeninės žinutės, ir postai nauji reklamos, ir savo asmeninių klientų pakalbinimas. Tai daug kas įeina. Ir kiekviena va ta mergina, mano komanda, jinai fotografuoja vakare ir siunčia mums į bendrą čatą, kad va, aš padariau savo namų darbus. Jeigu nepadarėt nieko tokio, tai čia yra tiesiog, sąžinės reikalas, kaip sakant. Bet mes viena kitą motyvuojam, būtent siūsdami, kad va, aš padariau. Tai tu negulėk ir tu padaryk, taip? Tai va, tiek apie komandas, kaip aš dirbu. Taip pat žinoma, kad kai jūs siunčiate asmeninės žinutės su pasiūlymais įvairiais, aš visada sakau, kad skambutis yra dar efektyvesnė priemonė. Dėl to, kad žmogus išgirsta malonų jūsų balsą, balse jūsų rūpestį ir kai jūs paskambinat, sako, ką aš pasakysiu savo klientum,
savo klientui. Tai aš darau taip vėl suktai, kaip ta laputė, tai aš skambinu ir sakau, labą dieną, mano vardas Lina, jūs pas mane, ponė Olga, apsipirkote, pirkote placentos kremą ir aš būčiau labai jums dėkinga, jeigu jūs man padėtumėte surinkti kuo daugiau atsiliepimų. Šiuo metu aš vykdau apklausą būtent apie placentos liniją. Tai ar galėtumėt man padėti? Prašau pasidalinkite, kaip jums šitas produktas, kurį įsigyti, kokią nuomonę turit, ar patiko, ar nepatiko. Na ir tada tuomet žmogus išsiplečia. Va, man patiko tas ir tas ir tas. Ir aš visada padėkoju jam už jo nuomonę ir aš tarp kitko klausiu. Sakykite, o ar jūs norėtumėte gauti, pavyzdžiui, naujienas? Nes kiekvieną kartą mes gauname iš kompanijos naujienų įvairiausių. Ar jūs gavote kalėdinę skrajutę, kurioje labai daug yra rinkinių, naudingų akcijų, nuolaidų įvairiausių. Na ir tas žmogus sako, nori, nenori, ir tuomet aš aišku, jeigu tai nėra mano Facebooko drauguose, aš visada prašau, kad mes taptumėm draugais, nes tiesiog patogu labai yra bendrauti, o jeigu Facebooko neturi, tuomet prašau e-mailo ir tas žmogus visada sutinka. Tai iš mano vykdomų skambučių aš nusistačiau, kad kiekvieną dieną po 10 skambučių padaryti. Tai žinokit, nė vienas nebuvo žmogus, kuris pasiūstų mane ant 3 raidžių arba kuris nemaloniai kalbėtų. Visi kaip tik dėkoju už rūpestį, dėl to, kad aš su priežastim skambinau, ar ne? Aš vykdžiau apklausą, o jie tikrai maloniai atsako, kadangi jie iš manęs pirko produktą. Taip? Tai va, tai tokie trumpi tikriausiai pasidalinimai. Tikriausiai viskas. Viskas bus tiek trumpai. Visa kita jau jūs išsakėt seminaro eigoje. Tai viskas, ačiū visoms, kurios išbuvo, kurios pasidalino. Šiandien paskaita buvo nerealiai gera. Aš esu labai laiminga. Aš pati gavau tiek žinių. Ir dar didžiausias džiaugsmas, kad pasidalino mūsų komandos narės. Netgi 3 šiandieną įveikė iššūkius. Ačiū jums labai. Geros kloties kiekvienai ir auginkim savo verslus. Ačiū labai. Ačiū labai, merginos. Gerai, ačiū, kad dalinotės ir tikėkime, čia bus ne paskutinis kartas, prisijungsit ir kitą kartą, ar ne? Ačiū sakyti. Jolanta, Labas, mažutė.